Sveiki, mano vardas Andželika ir aš esu alkoholikė. Esu dėkinga šitai grupiai, nes tai mano sveikimo grupė, kur aš gavau sveikimą. Dabar jeigu pradėti nuo to, tiesą pasakius, pasimečiau biškį. Daug pažįstamų veidų, tai labai malonu matyti. Šaunu, kad ateinat, šaunu, kad domitės. Tai kelias mano iki šitos grupės buvo ilgas, kaip man atrodė. Man iš tikrųjų 2,5 metų reikėjo slidinėti dar. Nes aš vartojimas mano, jeigu taip trumpai, nepasakosiu labai vėlgi giliai, kaip aš ten vartojau, kaip visi. Tik tiek galiu pasakyti, kad dozės buvo labai didelės ir laiko tarpas gal apie 2 metus, kai man pavyko paslapčia vartoti alkoholį. Vėlgi, pirmas žingsnis, sako, pripažinome, kad esame bejėgiai prieš alkoholį. Man labai buvo sunku pripažinti. Aš gyvenau neigime. Kaip ir jausdavau, kad galimai per daug vartoju, tačiau vis lygindavau save su kitais ir sunku buvo pripažinti šitą problemą. Pirmas žingsnis kalba apie beprotystę. Tai aš patyriau tą beprotystę 2 kartus. Tai pirma dalis, kada vartojau alkoholį. Dabar aš padalinsiu į tai, kai vartojau ir kai nevartojau. Tai vartojimo metu beprotystė buvo tame, kad aš šventai tikėjau, kad tai paskutinis kartas. Tačiau tai kiek kartojasi kiekvieną kartą ir kiekvieną kartą aš savo sakydavau, kad tai paskutinis kartas, kad šį kartą bus kitaip. Aš užlipdavau ant tų pačių grėblių, aš darydavau tą patį veiksmą, bet kiekvieną kartą tikėjausi kito rezultato. Aš paskui tik tai supratau, kad tai yra beprotystė. Vartojimo metu taip pat bandžiau kurti santykius. Tai buvau pilna savanaudiškumo, buvau egoistė, egocentrikė, visiškai nemokėjau, neturėjau ribų ir nemokėjau priimti kito žmogaus tokio, koks jis yra. Ir dėl visko vėlgi pasireikšdavo mano tie būdo trūkumai. Ir aš visur norėjau kontroliuoti, norėjau reguliuoti ir vėlgi vartojimo metu ypač, vėlgi, kodėl tas vartojimas pastoviai periodiškai sugrįždavo, nes aš negalėjau priimti, aš nemokėjau priimti ir jeigu netiesiogiai, tai netiesiogiai turėjau daug kaukių, su kurių pagalba stengiausi kažkaip tai statyti tos santykius, bet iš tikrųjų nieko man neišeidavo ir tai buvo saviapgaulė. Man atrodė, jeigu aš turėsiu draugą, kurį mylėsiu ir kuris mane mylės, tai mano kažkaip gyvenimas pasikeis ir aš tikrai nevartosiu. Bet tai buvo saviapgaulė, nes vėlgi jokie santykiai, joks kažkoks kitas užsiėmimas nepadės veikti. Pirmiausia, aš negalėjau pripažinti, kad esu alkoholikė. Man sunku buvo vėlgi pritaikyti tai savo, nes vėlgi, jeigu aš 2 metus vartojau paslapčia, tai nereiškia, kad aš buvau kažkokia apsileidėlė. Ne, namai sutvarkyti, mažas vaikas ir vakarais, kai nieks nemato, aš viena pati su savim, man nereikėjo kompanijų. Taip pat aš, jeigu pradžioj savaitgalinis tas vartojimas, tai labai greitai, kadangi dozės, kaip aš ir minėjau, buvo labai didelės, man reikėjo 0,5 litro ir 0,7, man pakankamai užtekdavo gurkšniuoti. Ir 2 metus aš taip labai greitai nusiritau iki to lygio, kur daug metų žmonės vartoja alkoholį. Tai gal tiek tas vartojimo periodas.
Tai vat, jeigu 2 metai vartojimas, paskui 2 metai sleidinėjimas kartu su gydymu, tai kiekvieną kartą išėjus iš ligoninės aš tvirtai tikėjau, kad nu va dabar, aš dabar pradėsiu gyvenimą. Ir žinot, tas vat, kaip sakoma, gluminantis dalykas yra blaivi realybė. Aš nieko nežinojau apie alkoholizmą. Taip, aš buvau programuose, aš girdėjau apie tai, kad tai liga visam gyvenimui, kad su ja reikia mokytis gyventi. Tačiau man atrodė, kad aš stipri, kad aš savim pasitikinti, kad aš čia tokia visa galinti, kaip aš galvojau, nepriklausoma moteris ir man pasiseks. Tai va, tai antras etapas, kada ta beprotystė, vėlgi būnant jau pakeliui į blaivybę, aš vis pastoju periodiškai atkrisdavau. Aš negalėjau suprasti, kas su manim vyksta. Nu vėlgi, tas pats elgesys, tos pačios išankstinės nuostatos, tas pats bejėgiškumas prieš savo jausmus ir nesupratimas, kaip tu jautiesi. Išankstinės nuostatos, kurios privesdavo prie blogos savijautos. Aš ištisai blogai jaučiausi, aš nesuprasdavau, nežinodavau, net sakyčiau, kas yra ramybė. Ir alkoholis man buvo tik kaip vaistas. Bet aš nesvajojau tapti alkoholikė. Niekada net negalvojau apie tai, kad man taip nutiks. Mano požiūris į tai buvo tai, kad jeigu aš turiu išsilavinimą, jeigu aš funkcionuojanti, tai yra dirbanti, tai aš tikrai ne tokia. Tai va tas neigimas buvo labai toks stiprus. Per prievartą aš vaikščiojau į grupės. Tas migravimas per tas grupės mane taip išvargindavo, nes aš negirdėdavau apie sveikimą. Aš girdėdavau tik tai apie tai, kaip gėriau, ką pragėriau ir kaip dabar gyvenu. O dabar atsakymą neturėjau. Ir aš tiesiog sėdėjau, žiūrėjau žmonėms į akis, tie, kurie pasakodavo apie didelę blaivybę. Mane tai gąsdindavo, nes jie pasakodavo apie metus, o man sunku buvo išlaikyti savaitę. Pavyzdžiui, po ligoninės. Man sunku buvo išlaikyti didesnį laiko tarpą ir aš tikrai buvau save nuvertinus, nes aš buvau pripratusi visada save nuvertinti per išankstinės nuostatas, kad man tikrai nepavyks. Ir toks liūdnas tas vaikščiojimas per grupės, toks ir buvo. Niekam tikęs ir aš pastoviai atkrisdavau. Ne vienas, ne 2 ir ne 3 kartus aš buvau gydykloje, nes tai buvo vienintelė įstaiga priklausomybės ligų centras, kur aš galėdavau sustoti. Tai sunkus kelias, kai atkrisdavau, aš negalėdavau patikėti, kad tai aš, nes tie 2 metai man taip praplovė ir ištrynė visą mano gyvenimą prieš tai, aš dar tiesiog galvojau apie tai, kaip aš anksčiau gyvenau, kaip aš sprendžiau reikalus ir kaip nebuvo alkoholio mano gyvenime. Jisai buvo per šventes, bet aš tikrai nepasakyčiau, kad aš buvau prisirišusi arba aš neturėjau saiko, kad negalėjau sustoti. Tai staigiai atėjo į mano gyvenimą, aš prisirišau ir aš negalėjau iš to išeiti. Tai kaip aš ir minėjau, aš girdėjau apie tai, kad reikia, tai yra psichosociodvasinė liga, kuriai reikalingas kompleksinis gydymas. Tai kaip ir aš ir praėjau visus įmanomus metodus, bet pagrindinis dalykas buvo tai, kad aš negalėjau savo atleisti. Aš turėjau tuo metu ir turiu dabar jau suaugusią dukrą, tada buvo maža dukrytė ir be abejo aš suprasdavau, kad aš blogai darau, be abejo aš suprasdavau, kad neturėčiau taip gyventi, bet aš negalėjau sustoti. Jeigu vėlgi ir pavykdavo kartais su priklausomybės ligų centru, su detoksikacijos skyrium atsigaut, tai aš bijau išeiti iš to skyriaus, aš bijau išeiti gyvenimą. Aš kiekvieną kartą, kai išleisdavo namo, aš važiavau su baime.
Aš nemokėjau bendrauti, vėlgi ta pati beprotystė, aš nemokėjau kalbėti su žmonėmis. Aš visko bijojau. Ir ta patologinė baimė buvo pas mane praktiškai nuo vaikystės. Aš kiek save prisimenu, aš visada turėjau tą baimę. Tik tai kažkaip tai aš su ją tvarkiausi. Tiesa, dar pasakysiu, kad man pavykdavo išeiti iš tos baimės, aš labai anksti pradėjau meluoti. Ir tas melas man buvo kaip išsigelbėjimas, nes aš galėjau išsisukti, aš galėjau praslysti. Ir tai buvo, tas baimės adrenalinas mane veždavo. O taip visą gyvenimą aš ir slidinėjau su tuo melu. Ir man atrodė, kad ašgi tokia faina, tokia gera, tokia sugebanti iš kiekvienos situacijos išeiti, surasti išeitį, bet kad tai buvo vėlgi paremta melu. Man tai neatrodė blogai, svarbiausia, kad aš visada surasdavau sprendimą. Ir kas dar vėlgi lydėjo ta pati baimė, jinai vis tiek buvo. Tai pagrindinis mano dalykas tai baimė. Baimė, nežinojimas, kas yra iš ankstinės nuostatos, kaukės per puikybę, išoriškai savęs išaukštinimas, o viduj pastoviai ištisai per baimę savęs nuvertinimas. Nepasitikėjimas savimi žiaurus buvo. Tai vaikščiodamas per grupės, klausydama kitų žmonių, gaudydama tos formulės, ieškodama, kaip jūs gyvenat blaiviai, papasakokit, paaiškinkit man. Kartais aš gaudavau atsakymus, kartais ne, bet mano pirmoje grupėje prieš mano akis kabėjo malda. Ir aš iš tos nevilties, buvo visiška neviltis, aš tiesiog ją sėdėjau ir kartojau, Dieve, suteik man ramybės. Aš pati nesuprasdavau, ką aš kalbu, apie kokią ramybę. Kaip ir viskas gerai mano gyvenime. Bet aš nežinojau, kas ta ramybė yra. Aš nežinau, niekada jos neturėjau. Gal ir būdavo momentas, kada, pavyzdžiui, mano dukra gimė, aš jaučiau tokį tikrai džiaugsmą ir dėkingumą, ne? Bet tai buvo momentinis dalykas, kuris tiesiog išgaruodavo, aš nemokėdavau pajausti to. Tai aš tiesiog savo pačiai kalbėdavau, prašiau tos ramybės, prašiau susitaikymo su to, ko negaliu pakeisti. Vėlgi, po gydymo aš vis dėlto, tebūnie pripažinsiu, kad esu alkoholikė, gėda, kaltė, didžiulė kaltė, neapykanta savo ir nesupratimas, ką reiškia daug man drąsos ir išminties tą skirtumą suprasti. Negalėjau suprasti, bet tiesiog nuoširdžiai iš vidaus aš prašiau. Ir 2010 metais, lapkričio 6 dieną, įvyko stebuklas. Aš grupėje girdėjau, kad dar kas mane atbaidydavo nuo grupės, tai Dievas. Aš nesakau, kad aš nebuvau tikinti. Aš tikėjau, kad kažkas yra. Tačiau tas ryšys pas mane buvo savanaudiškas. Kada reikėjo, aš kreipiausi, kada nereikėjo, aš net padėkoti nemokėjau. Aš vaikystėje susimastydavau apie visatą, kaip čia viskas atsiranda, kaip čia viskas vyksta mūsų gyvenime. Ir aš jaučiau, kad kažkas yra. Bet kas tas ryšys ir kaip tai suprasti, man tai buvo visiškai nesuprantama ir aš tiesiog tai palikau. Bet kai reikėjo pagalbos, kai buvo visiškai blogai, aš tiesiog prašiau, negalvodama, jisai yra ar nėra, aš tiesiog sakiau, Dieve, padėk man. Ir tą dieną, tai yra tą rytą, tai buvo pirmoji mano blaivi diena po sunkaus užgerimo. Tai buvo mano dukrytės gimtadienis. Ir tą rytą aš pasidaviau. Aš paprašiau Dievo, kad arba padėtų man išeiti iš to pasaulio, kad aš negadinčiau gyvenimo savo artimiesiems. Leistų man nudvėsti. Arba padėtų man ir kad aš surasčiau išeitį, nes tai buvo, viskas buvo išbandyta ir absoliučiai nebuvo jokio supratimo, kas yra alkoholizmas.
aš paprašiau ir paleidau. Sunkiai buvo diena. Toks jausmas, kad iš mane širdį buvo išplėšę. Nes tai buvo draugas mano, kuris mane visur palaikydavo, man stiprybės, drąsos duodavo. O čia aš likau kaip nuoga. Tai buvo šeštadienis. Man reikėjo prasikankinti iki pirmadienio, kad kreiptis į ligoninę. Manęs jau nenorėjo priimti, nes aš buvau per dažnas svečias. Bet aš kelias dienas ėjau ir mane paguldė vis dėlto. Ir pačiai man nežinant, tai buvo pirmoji mano blaivi diena po šiai dienai. Tai va, tai buvo fizinis toks ėjimas, fizinė kančia, kaip sako, fizinis dugnas. Bet kas buvo toliau? O toliau aš patyriau dvasinį dugną. Todėl, kad programos aš dar savyje neturėjau. Aš praėjau detoksikaciją, vaikščiojau į grupės, atsakymo dar neturėjau. Ir vėlgi tas pats beviltiškumas, ta pati beprotystė, nes tos pačios baimės. Pasišalino anestezija, pasišalino vaistas, kuris man padėdavo užslėpti tą baimę. O baimė buvo tokia, kad iki panikos priepuolių. Aš sėdėdavau grupėje, aš drebėdavau visą iš baimės. Aš bijau, kad mane kažkas užkabins. Ir tuo metu dar praktikavau savavališkai vaistus. Bet vat kažkaip alkoholio aš nelabai bijojau. O vat vaistų bijojau, nes aš užaugau medikų šeimoje ir man su vaistais vat po truputį. Bet vėlgi, žiūrėkit, iš vienos priklausomybės į kitą. Aš supratau, kad dozės, kai pradėjo didėti, aš supratau, kad galiu įgyti priklausomybę vaistams. Nes jie pradėjo kažkaip keistai veikti. Jeigu aš išgerdavau nakčiai, tai man suveikdavo kitą dieną. Ir aš pusę nakties kankinausi, kažkaip tai ar miegodavau, ar nemiegodavau. Tai va, tai tas va, dar viena beprotystė. Baimės, nepasitikėjimas savimi, negalėjimas bendrauti, negalėjimas kurti santykius. O kaip tu gali kažką tai naujo kurti, jeigu tu gyveni senais principais? Senom nuostatom, seni stereotipai tavyje veikia, kad tu turi, kad tu privalai, kad dėl meilės reikia kovoti, kad visur tu turi dėl savęs pastovėti. Tas tai jo, bet esmė tame, kad aš nemokėjau šito daryti. Aš mokėjau arba draskyti akis, arba iš baimės pasislėpti ir dingti iš akiračio. Aš kitaip nemokėjau. O kodėl aš draskiau akis? Nes aš pripratau save ginti. O kodėl aš pripratau save ginti? Nes gynyba man buvo apsisaugojimas nuo to, kad manęs nepultų. Aš puoliau tam, kad apsiginti iš baimės. Ir va toks ir buvo bendravimas. Apie kokius santykius. Galbūt ten rožiniai akiniai ir buvo, kol buvo fizinis potraukis. Bet paskui buitis viską sugadindavo. Nes aš nemokėjau bendrauti. Buvo priekaištai, buvo reikalavimai, buvo keitimas kitos mens. Egoizmas, egocentrizmas, savanaudiškumas visur. Tai vat. Tai čia buvo antra beprotybė, dvasinė beprotybė, kada aš dar apie 2 metus baščiausi per tas grupės, ieškojau atsakymą, neturėjau jo. Bet šita maldelė buvo manyje, tai buvo vienintelė malda ir aš prašiau, Dieve, padėk man. Žinot, buvo pasipriešinimas, kaip aš ateidavau į anoniminius alkoholikus ir man tai buvo nesuderinami dalykai - alkoholikai ir Dievas. Bet aš neturėjau kitos išeities. Aš jau buvau įsitikinusi, kad visi mano planai, visi mano, ką aš galiu, kokios mano gyvenimo filosofijos, kurias aš bandžiau praktikuoti, jos neveikia. Ir aš įsitikinau, kad aš negaliu, aš viską išbandžiau, ką galėjau ir tuštuma, dvasinė tuštuma, neturėjimas kur eit, kur bėgti, pas ką kreiptis. Aš namuose bijau būti. Ir blaiva guldavausi į priklausomybės ligų centrą. Kodėl? Todėl, kad mano agresija,
Aš bijojau nuskriausti savo artimuosius žmonės. Aš labai mylėjau ir myliu savo mamą ir dukrytę, tai tuo metu aš buvau jau išsiskyrusi ir ta agresija mano, jinai iš niekur atsirasdavo. Aš verkiau, aš galėjau isterikuoti, aš save gailėjau. Ta pati savigaila, ta pati savigrauža, ta pati savęs nekentimas tas, jisai ir toliau gyvena. Niekur nedingo. Tai kol vieną kartą grupė neatėjo moteris ir aš pamačiau, kad jinai kitokia. Kuom kitokia? Nedalyvauja intrigose, neapkalbinėja po grupės rūkymo metu naujokų. Aš ją pažinojau, priėjau prie jos ir paklausiau, sakau, kur tu buvai dingus, tavęs nebuvo. Sako, aš buvau kitoj grupėje. O ką tu ten darai? Aš praėjau žingsniais. Kokiais žingsniais? Tais, kuriais ant sienos pas mus kabo? Sako, taip. O ašgi tokia protinga buvau. Man vakarais eini į grupę ir pati su savim eini žingsniais. Pavyzdžiui, šiandien kalbam apie 4 žingsnį. Tai aš peržiūriu, ant ko aš pykstu, jaučiu apmaudą, tiek to daug maž atleidžiu. Ir toks ėjimas tas žingsnis buvo. Durnas, debilinis ir pas mane buvo didžiulis nepasitikėjimas žmonėmis, nes tai matyti vėlgi tas nepasitikėjimas iš gyvenimo patirties, iš baimės tos pačios, kodėl baimės nepasitikė niekuo. Tai buvo pirmas žmogus, kuris manyje atvėrė vilties kibirkštėlę. Aš pirmą kartą supratau, kad turbūt tai mano, nors aš girdėjau, kad kažkaip eina žingsnis, važinėja į stovyklas, ten dar kažkaip tai, bet čia mane užkabino. Ir aš paprašiau, kad jinai mane pravestų žingsniais. Man reikėjo palaukti, bet čia irgi mano puikybė pasirodė visų gražumų. 2 mėnesius plus minus man reikėjo palaukti. Tai 2 metai beprotystės būnant blaiviai. Aš kraušiausi iš proto. Ir atėjo žmogus, vėlgi mano maldos buvo išgirstos, atėjo žmogus. Man reikėjo peržengti per savo ego, per savo baimės, prieiti ir paprašyti pagalbos. Padėk man, prašau. Taigi kaipgi aš prieisiu? Taigi visi man turi, čia tas peržengti per savo aš. Tai tie 2 mėnesiai, mano puikybė sako, žinai, tavęs nenori tikriausiai imti, su tavim tikriausiai nenori dirbti, taigi 2 mėnesiai, pasižiūrėk, su kitais dirbama, o tavęs nepriėmė. O iš tikrųjų viskas paprasta, žmogus tiesiog užimtas, jinai dar turėjo 2 globotinės ir man tiesiog reikėjo palaukti, kol jinai pabaigs. O mano protas sugeba išvežioti taip, kad save numenkint, nuvertint ir vėl užsidaryti toj baimė ir vėl sėdėti. Tai buvo man pasakyta ateiti grupė kiek kartų ir aš tai vykdžiau, bet tie 2 mėnesiai irgi buvo man kančia. Kol vieną kartą aš vėl nepriėjau prie jos ir sakau, žinai, tikriausiai aš vėlgi gulsiuosi į priklausomybės ligų centrą blaiva, nes aš nebeturiu daugiau jėgų. Aš buvau bejėgė, vaistai neveikia, alkoholio nebenoriu, nes dar prisiminimai man labai sunkus veikia. Jinai pamatė, tikriausiai mano tuo metu buvo labai kvadratinės akis ir suprato, sako, gerai viskas, kad šeštadienį pradėsim dirbti. Tai šeštadienį mano pirmoji blaivioji diena, šeštadienis mano buvo pradžia ėjimo žingsniais. Su programa, su pirmu žingsniu aš supratau, kad aš esu bejėgė prieš alkoholį, kad vėlgi tai buvo man kaip vaistas, aš ėjau per šitą knygą ir pradžioj vėlgi parodomas tas beviltiškumas, ta beprasmybė to vartojimo, ieškojimas to 5 kampo, ieškojimas kažkokios išeities su alkoholio pagalba, galvojimas, kad tu čia pabėgsi nuo problemos, bet iš tikrųjų tu ją tik tai pasunkini. Ir antra dalis, vėlgi programa parodo, kad gyvenimas nevaldomas.
Ir skaitant su globėja knygą, einant žingsniais pagal mano gyvenimą, aš pamačiau savo egoizmą, egocentrizmą, savanaudiškumo pasireiškimą, ne? Tai ta antroji dalis, kada aš buvau blaiva, bet ta blaivybė buvo tikras siaubas. Ir man antras žingsnis tiesiog savaime atėjo, aš įsitikinau, man nereikėjo daugiau, aš jau su viskuo sutikau. Mano galva buvo visiškai tuščia, aš ėjau su atviru protu. Atiduoti, kaip trečias žingsnis, nusprendėme patikėti, aš neturėjau kitos išeities. Aš visiškai neturėjau kitos išeities. Nusprendėme patikėti savo valią ir gyvenimą, Dievo, kaip mes jį suprantame globai. Aš tiesiog dariau, ką sako ir viskas. Be abejo, aš bijau ketvirto žingsnio, nes turėjau dar tokių išankstinių pasakymų iš kitų grupių narių, kad ketvirtas žingsnis tikrai užgers, tikrai atkrysi, nes visi čia atkrenta. Aš paklausiau tokių žmonių, tačiau jau programa veikia manyje. Po 5 minučių aš pagalvojau apie tai, kad taigi mano globėja praėjo žingsniais. Jinai neatkryto. Kodėl turėtų atsitikti taip su manimi? Ir aš išėjau iš to, užsiciklinimo. Vėlgi, ketvirtas žingsnis tai leidžia pamatyti savo veidrodį, koks tu esi. Leidžia pamatyti savo pykčius, tai aišku, tai vaikystė, tai paauglystė, tai visas mano gyvenimas iki dabar. Tai leidžia pamatyti savo emocijas, tai leidžia pamatyti, dėl kokios priežasties vėlgi aš pykau, nes viskas buvo ne pagal mane. Kitaip sakant, apibendrinimas buvo egoizmo, egocentrizmo, savanaudiškumo ir baimės pasireiškimas. Man labai patiko analizuoti save. Ir vėlgi, man buvo duota 4 savaitės pykčių ir apmaudui, man buvo duota savaitė baimėms, man buvo duota savaitė seksualinė inventorizacija, nes vėlgi tai yra santykiai. Aš negyvenau ir negyvenu negyvenamai saloj, aš bendrauju ir aš nemoku bendrauti. Ir be abejo, tie seksualiniai santykiai tokie patys savanaudiški. Aš man, tu man. Tai yra aš tau, tu man. Tai absoliučiai jokio atsidavimo, jokio priėmimo, jokio supratimo, aplamai kas yra meilė. Bet aš dabar šiai dienai savęs nesmerkiu už tai, kad tada tai buvo. Aš mylėjau, aš bendravau kaip mokėjau. Tada tai buvo taip. Dabar šiai dienai aš pamačiau vėlgi save. 5 žingsnis irgi, sakyčiau, jisai yra nelengvas, tačiau jisai yra įdomus. Jisai skamba taip. Pripažinome Dievui, savo ir kitam žmogui visą teisybę apie savo paklydimus. Baisu buvo, bet vėlgi kelio atgal nebuvo. Aš tiesiog parašiau 4 ir pasiruošiau 5. Tai buvo daryta visą dieną, nuo ryto iki vakaro, aš viską apkalbėjau, nors dabar su savo globotiniu aš darau trupučiuką kitaip, aš jį dalinu, nes būna taip, kad 2 dienos užtrunka. Kitaip sakant, žmogus man tai, ką parašo, arba tai, ką aš parašiau, aš papasakoju savo globėjai. Aš dabar trupučiuką maišau, kaip aš vedu pagal žingsnius ir kaip aš ėjau. Galima ir taip. Bet vėlgi, tai yra konfidencialus darbas, tai yra įdomus darbas ir tai yra išlaisvinantis darbas. Tas pokalbis ir pamatymas savęs tikros, tai pirmas kartas, kaip aš pamačiau, kokia aš esu iš tikrųjų. Fantastiškas žingsnis. 6 žingsnis. Reikia tik noro pamatyti, kad tu nesi tobula. O kaipgi aš visą gyvenimą, kai buvau tobula. Byla pušista, kaip aš sakau. Tai šis žingsnis leidžia pamatyti, kaip aš pamačiau tokią vieną iš pagrindinių savo, pasirašiau, savigailą, kuri pastoviai periodiškai mane sugrįždavo į vartojimą, arba užsidarimą nuo kitų žmonių ir vėl ta pati baimė. Savanaudiškumas, egoizmas, aš nesuprasdavau, kas tai yra.
perfekcionizmas, nu, va čia apie mane tikrai. Kai tik taip atsičiūchinė, turi būti viskas idealu, perfekt. Nu, nemokėjimas ir nesupratimas, kaip tai turi atrodyti, bet vis tiek. Iš savęs droži tą idealą, kaip aš mėgstu sakyti, buratiną. Ir jeigu vdruk nedaug dievė kažkas, tai už tą klaidą save kali prie to kryžiaus ir nesupranti, kad visi žmonės klysta. Kad klysti yra normalu. Bet mangi ne. Va tas perfekcionizmo pasireiškimas. Keršėjimas. Kaipgi be šito. Neapykanta. Kas yra labai dar svarbu ir man būdinga, priklausomybė nuo kitų žmonių nuomonės. Nuotaikos, nuo kitų žmonių. Kaip į mane pasižiūrės, ką apie mane pagalvos. Ir tai pasireiškia per mano puikybę. Jeigu žmogus kalba ne taip, kaip aš noriu, aš nosį pakelsiu, galiu praeiti nepasisveikinti. O čia apie mane. Taigi net šneka ne taip, kaip aš noriu. Va. Čia tie būdo trūkumai, kurie pasireiškia, ne? Kontrolė. Aš pripratau taip gyventi. Aš pripratau viską kontroliuoti. Nu kaipgi aš gyvensiu, jeigu aš nesukontroliuosiu. Taigi aš negaliu patikėti kitam žmogui, nes padarys ne taip, kaip aš noriu. Ir va tai visur ir visame kame. Iš ankstinės nuostatos tai irgi yra būdo trūkumas, kuris patikėkit ir šiai dienai veržiasi. Va, tai čia pamatymas savęs. Ten žinokit lentelė iš daugybės punktų ir visi man tinka. Visi, absoliučiai. 7 žingsnis. Pasiryžimas atsisakyti šitų būdų trūkumų. Vėlgi, žinot, aš galvoju, kad aš pati galiu. Bet dėja, kiek aš kartų bandžiau pati, tiek kartų man neišeidavo. Ir vėlgi, dievulis man, kiek kartų aš, vėlgi, dabar aš trupučiuką užbėgsiu į priekį. 11 žingsnis turi inventorizaciją. Ir aš kiekvieną vakarą, rašydama inventorizaciją, aš apžvelgiu savo dieną, apžvelgiu savo jausmus ir matau, apžvelgiu savo emocijas ir matau, kad tas būdo trūkumas 1, 2, 3, jie kiekvieną dieną. Teisinimas, įrodinėjimas savo tiesos, kontrolė, noras valdyti, tai veržiasi pastoviai periodiškai. Ir aš turiu tai parašyti. Man buvo gėda prieš globėją. Bet aš turėjau tai daryti, nes aš turėjau matyti savyje. Po truputį tai keitėsi manyje. Ir šiai dienai vėlgi yra kitoks matymas to visko. Vėlgi, aš suprantu, jeigu kažkas nepasišalino, tai galbūt dar tai reikalinga yra. Nu, tik tiek, kad aš jau matau dabar tą kontrolę ir aš jau galiu nutylėti, nekišti savo trigrašio, ne nutylėti, ne programą, ką man padovanoja. Pamatyti, kad gyvenimas yra, ir vėlgi aš suprantu, kad turiu leisti gyventi kitam ir pati gyventi. Vėlgi, padaryti pauzę, neskubėti. Ir visa tai atėjo su programos pagalba, tai yra įrankiai programos. Tai jeigu sugrįžti į ėjimą žingsniais, tai 8 žingsnis sudarėme sąrašą žmonių, kurios skriaudėme ir pasiryžome skriaudas atitaisyti. Tai buvo įdirbis padarytas 4 žingsnį. Aš jau buvau paruošus tą sąrašą ir aš jau buvau pasiruošus daryti 9. 9 tai kur galėdami asmeniškai atitaisėme skriaudas žmonėms, išskyrus atvejus, kai to būtume pakenkę jiems ar kam nors kitam. Be abejo, kad buvo baisu. Be abejo, aš turėjau žmonės, su kuriais nelabai norėjau kalbėtis, susitikti. Taigi aš visą gyvenimą galvojau, kad jie kalti dėl mano gėrimo, dėl mano tokios depresyvios ir nenormalios būsenos. Tačiau programa duoda visą laiką nukreipimą į save. Ir aš vis tiek grįžtu prie savęs. Aš turiu atsiprašyti, kaip sako pas mus knygoje parašyta, išvalyti savo gatvės pusę. Aš turiu atsakyti už save. Tai vat, kai aš dariau tuos 9, aš turėjau pripažinti ir vėlgi paklausti, kaip aš galiu atlyginti žalą. Man sunkiausias buvo be abejo su artimaisiais.
nes aš savo ilgai negalėjau atleisti tą elgesį su savo artimaisiais, ypač prieš savo dukrytę, prieš savo mamą, prieš mano tėtį, mano brolį, kuris su manim tiek tempėsi ir visur mane gelbėjo. Nes, tai buvo. Bet tai atėjo su laiku, atėjo tas atleidimas ir supratimas, kad, tai buvo, tai yra tai liga. Ir šiai dienai aš jau turiu savyje atleidimą. Kai kurie devintukai po šiai dienai, aš juos kartoju ir vis atlyginu žalą per galėjimą būti naudingai. 10 žingsnis, nuolatos stebėjome save ir kur būdami neteisūs, taip pat prisipažindome klydę. 10, 11 ir 12 žingsniai tai mano dabartinis gyvenimas. Aš stebiu save. Aš matau tą senąją proveržį tos Andželikos, tų būdo trūkumų, tų savo egoizmo ir egocentrizmų, tų baimių pasireiškimas. Jūs galvojat, prieš susirinkimą aš nejaučiau baimę, jaučiau. Man Natalija sako, žinai, taip. Bet aš stabdau programos pagalbą. Aš suprantu, kad tai mano išankstinis noras mane išvesti iš pusiaukelio, iš pusiausvyros. Ir grįžtu į dabartį ir man nereikia kurti kažko, tai aš tiesiog pasakoju apie save. Kaip buvo, kas įvyko, kas manyje pasikeitė ir kaip aš gyvenu dabar. Tai aš stebiu, jeigu suklystu, nepalieku kitai dienai, aš prieinu ir pataisau situaciją. O būdo trūkumai lenda. 11. Vėlgi malda ir meditacija, siekiame stiprinti sąmoningą ryšį su Dievu, kad mes jį suprantame. Man esminis žodis yra sąmoningumas. Aš pirmiausia, ką sužinojau su programa, man atsirado sąžiningumas su savim ir sąmoningas matymas savęs, aplamai visko. Sąmoningumas. Tai mano meditacija yra pabuvimas tyloje. Man nereikia lotoso pozos ir neaišku dar ko. Man paprastai ir aiškiai. Buvimas čia ir dabar. Tas pabuvimas ir pajautimas. Ir žinot dar per ką, per dėkingumą. Va čia ir dabar aš, nežiūrinti tai, kad būna kažkokia neigiama patirtis, aš tiesiog dėkoju. Ir tai mano meditacija. Dienos eigoje. Ne taip, kad vakare arba ryte. Dienos eigoje. Kai tik situacija arba jos nėra, tai yra mano meditacija. Tai neįvardinama kaip, aš dabar ruošiuosi, uždarysiu duris ir ne, man užtenka 10 sekundžių, 15 sekundžių, nežinau, minutės. Kada turiu daugiau laiko, tai daugiau laiko tam išeina. Aš pabūnu su savim. Vėlgi, aš turiu dabar pasirinkimą šiai dienai. Ar man klimpti praeityje ir galvoti, kaip aš turiu pasirodyti, ką aš turiu daryti. Ar man tiesiog padėkoti ir būti čia ir dabar. Šiai dienai aš turiu pasirinkimą. Ir 12 žingsnis, vėlgi programos dėka, fantastiškos programos dėka. Tikrai šiai dienai žinau, kad jinai veikia. Aš turiu gyvenimo prasmę kiekvieną dieną. Jeigu aš anksčiau ieškojau prasmės, kaip sakau, šiknuoju smegenų, tai šiai dienai aš turiu prasmę ir ta prasme pasireiškia per gerumo atidavimą, per tobulėjimą, per galėjimą būti naudingai savo artimiesiems ir visiems žmonėms, kuriems galiu būti naudinga. Tai gal tiek iš mano pusės, gal turėsit klausimų. Ačiū. Ačiū labai, Andželika. Prašom. Gal kas nors, ką nors paklaust nori. Vardas Marius. Sveikas. Kodėl jums buvo sunku pripažinti, kad jūs alkoholikai, jeigu jums sunku jau buvo blažavimas? Kas trukdė? Tai gal kažkos nereikėjo sakyti? Ačiū labai už klausimą. Matot, aš nežinojau, kas yra alkoholizmas. Man atrodė, kad nustoti gerti, to pakanka.
kad tai yra mąstymo sutrikimas, kad tai pasireiškia manyje per mano protą, per mano būdo trūkumus, per mano vėlgi jausmus, per mano nemokėjimą bendrauti, gyventi, reaguoti. Tai buvo žymiai gilesnė problema manyje. O alkoholis man buvo kaip vaistas ir aš labai greitai prie jo prilipau. Kaip ta erkė, įsisiurbiau ir laikiausi. Tai buvo mano geriausias draugas. Sunku buvo atsisakyti. Ir sunku buvo pripažinti. Ir be to aš pripratau per visą gyvenimą save lyginti. O šiai dieną žinau, kad liga neturi vienodo veido. Kiekvienam pasireiškia individualiai. Ir dėl to ir analizė yra tet-a-tet. Individualiai. Akis į akį. Ar atsakiau jūsų klausimą? Taip, ačiū. Ačiū. Prašom. Simona alkoholikė. Sveika, Andželika, Simona. turėjote atkryčių. Ir kaip juos sprendėte, vėlgi su medikais? Taip. Ačiū už klausimą. Vėlgi aš pasikartosiu. Gėrimo metu tai buvo tik detoksikacijos skyrius. Dabar jis vadinasi alkoholinės abstinencijos skyrius. Abstinencijos skyrius. Va. O blaivybės metu tie atkryčiai, vat vėlgi, kaip aš ir sakiau, kad atkrytis prasideda žymiai anksčiau, o šito nemokėjau nei suprasti, nei žinoti. Nes aš gyvenau pagal savo senuosius stereotipus, pagal savo senas taisyklės, nuostatas. Ir aš galvojau, kad viskas yra gerai su manim. O va čia blogai. Ir ką su to daryti? Paskui tik tai sužinau, kad tai yra dvasinė liga. Kaip aš jaučiuosi, taip aš vėlgi reaguoju. Tai yra vėlgi sielos liga. Tai yra dvasinė liga. Tai vat turėjau, vėlgi kaip aš ir sakiau, ir blaivybės metu turėjau atsigulti į priklausomybės ligų centrą, nes aš neturėjau kur dėtis. Beprotybė ir toliau vedė mane iš proto. Tai tuo metu buvo tokia pagalba. O po kiek laiko, tarkim, ta beprotybė pasišalino? Žinot, man atrodė, kad aš atradau savo gydymo būdą. Vat, vieni žmonės važiuoja kažkur ilsėtis į Turkiją, į Miami, dar kur nors, į Trakus arba ten į Palangą. O aš kaip imdavau atostogas ir užsidarydavau priklausomybės ligų centre, man tai buvo poilsis. Ir tai kartojasi kas pusę metų. Ir aš galvoju, nereikia man jūsų programos, aš suradau savo būdą ir aš vieną kartą į pusę metų, šito niekas nežinos, aš užsidarysiu, pabūsiu tarp tų alkoholikų, seniūnė, nes blaiva, pasižiūrėsiu jūs, nes ašgi negerianti, atvykau, aš čia aukščiau visų. Čia tas mano puikybės, tas aš. Tas. Ir tai veikdavo pradžioj. Kokius 3 kartus veikdavo, bet paskui nustojo veikti ir buvo žiauriai sunku. Tos sienas mane tiesiog vedė iš proto. Aš supratau, kad šita įstaiga jau viskas, tai išseko pagalba ir aš jau nebegaliu. Viskas, man reikia kažko daugiau. Lygiai taip pat kaip ir grupės pradžioj. Aš vaikščiodavau, klausiau istorijų, bet manęs tai neveikė visiškai. Man reikėjo darbo su savim. Ir jis atėjo, man reikėjo tik paprašyti. Tai va. Atsakiau? Ačiū. Valentinas alkoholikas. Sveikas. Sveikas, Ačiū Valentina. Andželika už tokį išsamų pasidalinimą nuoširdų. Tankiai girdėjau grupėse, kad nebūk alkanas, pavargęs, piktas. Ar padėjo tie dalykai, pradžioj negėrimo, susitvarkyti su tą problemą? Kaip čia taktiškai atsakyti? Nepadėjo. Taip, tai yra taisyklė, kurios reikia pradžioj, kol aš buvau labai silpna, reikėjo to laikytis. Bet aš vis tiek buvau pavalgiusi, aš galvojau apie alkoholį, aš turėjau santykius, kaip aš sakiau, aš
norėjau gert, buvo blogai ir gerai, aš vis tiek norėjau gert. Va tas, va, jeigu man leistų, tai aš ir toliau tai tęsčiau. Bet tai buvo peržengta visas ribas, aš peržengiau per savo aš, nes, tai buvo žiaurus periodas mano gyvenime, nežiūrint į tai, kad kitiems atrodo, tai tu čia pagėrei ten porą metų ir dar plus porą metų pasleidiniai, man va užteko. Tai vat, žinot, būna dienų, pavyzdžiui, šiandien aš miegojau 2 valandas, nes aš turėjau į uostą važiuoti, pasitikti brangaus žmogaus. Ir aš galvoju, Dieve mano, darbas, paskui grupė, kaip aš ištversiu? Su pagalba. Prašau pagalbos ir viskas. O tas ryšys, tai yra mano asmeninis ryšys, tai niekieno iš jūsų, kaip ir jūs turėsit savo ryšį. Aš tiesiog prašau, vesk mane, Dieve. Tai mano asmeninis ryšys. Man nereikia kažkur vaikščioti, tai mano pokalbis. Aš pasitikiu, aš atiduodu. Ir aš dabar sakyčiau, kad visai geroj nuotaikoje, ne? Aš nežiovoju. Gerai jaučiuosi. Tai vat, nepalsėjusi, ne. Būna taip, kad nepavalgysiu. Gerai, pavalgysiu vėliau, bet aš neužsiciklinu tame. Vienišumas, va čia apie tą vienišumą aš dažnai labai kalbu. Vienišumas tai nereiškia, kad aš turiu susirasti, kaip aš galvojau, gyvenimo draugą, kuris mane saugos ir globos. Ne, tai negydo. Aš turiu laikytis arba specialistų, arba savipagalbos grupių. Kad pažinti tą atkrytį, kad suprasti, kas su manim ne taip. Ir va, kaip aš nebūsiu pikta? Aš visada būsiu pikta, jeigu aš neturėsiu galimybės ir supratimo, kodėl aš pikta, jeigu aš nežinosiu priežasties. O iš kur man žinoti, jeigu visi kalti? Aš pripratau visus kaltinti. Tai vat programa leidžia atpažinti tą pyktį, pamatyti tikrasias priežastis to pykčio, ne? Ir pamatyti save, o ne kitą žmogų. Tai šiai dieną aš galiu supykti, bet jaučiu, kad, noriu valdyti, noriu kontroliuoti. Tai taip, padarau pauzę, atsitraukiu, pamatau situaciją iš šono, vat vėlgi kaip su programos pagalba, paprašau pagalbos ir viskas. Atsakiau? Taip, Ačiū. Prašom. Tomas alkoholikas, klausimas savo, jūs visiems buvot ne vienas skyrius ir teko būti ligoninėse ir panašiai, jūs bandėte kažkaip po ligoninės iki ligoninės, apskritai ieškoti pagalbos apart alkoholikų, kaip pas psichologus ir panašiai. Ačiū labai. Nepaminėjau šito. Tai buvo psichologai, kurie taip stengiasi dėl manęs, aš dūsdavau, aš nuo jos bėgdavau. Man buvo, žiūrėjau, sėdėjau konsultacijų ir žiūrėjau, parduotuvė dar neužsidarys, aš jau nebegalėjau ištverti. Bet aš turėjau įsipareigojimą, per prievartą. Tai buvo psichologai. Bet vėlgi, kaip man kažkoks gydytojas ar specialistas gali padėti, jeigu aš nebūnu atvira, jeigu aš nebūnu sąžininga. Aš aplamai nežinau, kas yra sąžiningumas. Nes aš visą gyvenimą pripratau būti žalčiu. Išsisukinėti. Išsisukti taip, kaip man patogu. Su situacija išvartyti taip, kad surasti ožį, kuris yra kaltas. Tai va tada buvo taip. Aš prisimenu šitą momentą. Buvo bobutė, kuri būrė prie mano galvos. Taip, aš atsidaviau jos rankas, kaip sako, kuo tiki, to ir pasitiki. Tai vat 4 mėnesius aš buvau blaiva, bet kai pamačiau dar tuo metu atėjo skrajutė į pašto dėžutę ir pamačiau savo brendžio akciją. Aš kaip užkerėta buvau. Aš laukiau, kol mano artimieji išvažiuos, kad nupirkti 0,7 ir padalinti 5 dienom, beprotystę. Ane? Tai mano artimieji išvyko, aš nupirkau tą butelį ir galvojau, padalinsiu 5 dienom. Aš išgėriau jį patikėkit, per valandą laiko. Mano artimieji nusileido kitoj šalyje, jie negalėjo prie manęs prisiskambinti, nes aš jau buvau komos būsenoj. Tai yra vėlgi, nebuvo jokio kito modelio manyje.
kaip galvoti, kaip vėlgi, kaip negalvoti, kaip aplamai tiesiog daryti kažką tai. Ne kažką tai, o ką reikia. Nebuvo naujų taisyklių manyje. Senas, va tas pasmirdęs, niekam nereikalingas mąstymas, tu turi, tu privalai, teisinimas, ne, visi šitie dalykai. Patikslinimas, jeigu galima nusimė, iš principo, tai tas pats būdavo po ligoninės tas pats. Taip, buvo periodai, kada aš po žinomos mūsų programos, kuri labai stipri, kai aš antrą kartą mokiausi magistratūrai, aš praeidinėjau praktiką, aš sėdėjau iš šono ir tiesiog jaučiau tokį dėkingumą begalinį, kaip ant lėkštutės viskas yra paduota. Ir kiek mes turim tų stereotipų, kurie, vat mano pavyzdžių atveju, tai aš negalėjau savo atleisti. Aš nieko negirdėjau. Aš jaučiau begalinę kaltę už savo vartojimą. Taip, aš girdėjau, kad tai liga, kad reikalingas globėjas, kad yra programa, kad reikia pereiti tais žingsniais. Kur eit, pas ką eit, kur kreiptis. Toks paviršutiniškas negirdėjimas, apie tai buvo kalbama, bet aš tiesiog buvau užblokuota. Nes aš sėdėjau savo kaltėj, taip merdėjau, kaip... Aš buvau užblokuota. Tai, žinot, aš vis dabar šią dieną sakau, gydymas padeda tiems, kurie pasiruošia tam. Aš tuo metu buvau nepasiruošus, o gydymas tikrai stiprus, tikrai suteikia informacijos, tikrai duoda vilties, tikrai duoda galimybės užmegzti ryšį su specialistais, su grupėm. Bet man tada to nereikėjo. Aš buvau nepasiruošusi. Atsakiau jūsų klausimą. Ačiū. Alkoholikai Simona tą klausimą turiu. Taip, Simona. Sakykit, Andželika, kada, iki kurio laiko jūs darėte inventorizaciją ir ar jūs ją darėte ir, tarkim, dienotvarkę statydavotės ir kaip pavykdavo jos laikytis? Žingsnis, vėlgi mano blaivybė prasidėjo 2010 metais, lapkričio 6 dieną. Tačiau programą aš praėjau kažkur tai apie 12 metus, po 2 metų. Ir nuo tos dienos, kaip aš praėjau inventorizaciją, šitą programą, aš nusprendžiau pailsėti. Mano globėja klausė, Andželika, rašai inventorizaciją? Taip, rašau. Va čia. Man užteko 2 savaičių, kad pamiršt viską, kad nenorėt važiuoti į jokias grupės, kad mane tiesiog siūtintų, pradėjo siūtinti aplamai. Va toks gyvenimas, nes aš viską pamiršau. Aš ieškodavau priežasties, kaip nevažiuoti į grupę. Aš klausdavau savo, mažyt, gal mes šiandien važiuojam kur nors su dviračiais arba kur nors į kiną. Sako, mama, važiuok į grupę. Per prievartą vėl. Ir aš atsimenu, kai prie moksleivių rūmų, kitoj pusėje dar pagrindinis tikslas buvo kitoj grupėje, kitoj vietoj, aš prie tų moksleivių rūmų stoviu ir galvoju. Pravažiavo 24, kuris važiuoja tiesiai link priklausomybės ligų centro. Ir aš galvoju, praėjau aš žingsniais. Kiek? Jau 2 su kažkiek tai laiko blaiva. Ir aš nieko neprisimenu. Man kaip išgaravo vėl viskas. Ir tokia tyla manyje. Ir sakau, Dieve, aš pasimečiau. Padėk man. Ir mano kojos šliop į tą 4 G. Aš atsisėdau, žiūriu pro langą, bet aš nieko nematau. Aš buvau visiškai pasimetus. Ir man ateina žinutė, kurioje parašyta, labas, brangioji, kaip gyveni? Čia mano globėja, kuri manęs pasigėdo. Ir aš tai, viskas blogai, nieko neprisimenu, nieko nežinau. Sako, kas atsitiko? Ar tu šiandien atvažiuosi į grupę? Sakau, taip. Tai po grupės pakalbėsim. Ir nuo tos dienos, po šiai dienai, 13 metų, aš kiekvieną vakarą rašau inventorizaciją ir tai darau savo, o ne kažkam kitam. Aš analizuoju save, aš matau savo pykčius, savo bandymą apgauti, aš matau savo baimės, aš matau savo būdo trūkumus, kur jos pasireiškia, ne? Vėlgi, kiekvieną dieną, kiekvieną vakarą.
Būna taip, kad dienos eigoje mes praktikuojam įgarsinimą. Jeigu kažkokia situacija, kuri mane išvedė iš pusiausvėros, aš įgarsinu, mane sunervavo tas ir tas. Ne? Nu ir vėlgi aš išverčiu, kur aš buvau, kodėl aš taip pasielgiau, kodėl aš supikau. Nes aš vėl, tas žmogus pasielgė ne taip, kaip aš noriu, aš vėl norėjau jį kontroliuoti, valdyti, reguliuoti, kaip jisai turi gyventi, ką jisai turi sakyti, kaip jisai turi pasielgti. Tai prašau, po šiai dienai ir man tai tinka, patinka, būna taip, kad pavargusi, būna taip, kad tingiu ant tiek, bet aš tiesiog neklausau savo galvos, tiesiog sėdžiu ir yra punktai, 11 žingsnė yra knygoje aprašyti punktai, mes turim lentelę ir aš pagal tą lentelę sąžiningai, tvarkingai išrašau ir nusiunčiu savo globėjai. Kodėl aš nusiunčiu? Todėl, kad save aš vis dėlto galiu apgauti. O prieš ją man bus kažkaip jau gėda. Tai 15 metų bus lapkričio 6 dieną ir aš po šiai dienai rašau. Tai stebuklingas vaistas, tai stebuklinga programa ir perdavinėju žinią ir padedu kitai alkoholikai. Stengiuosi būti naudinga. Ačiū. Anželika, Natalija alkoholikė. Nu ir jau paskutinis klausimas. Galbūt naujam žmogui, kuris nesenai atėjo, tavo patarimas šiaip, patarimas naujam žmogui. Ką daryti toliau? Tiesiog prieiti prie žmogaus, kuriam jaučiat, kad gausit atsakymą ir tiesiog paprašyti pagalbos. Išjungti savo protą, prieiti ir paprašyti pagalbos. Jeigu jums tikrai to reikia, kuriam reikia pagalbos. Nebijoti. Išvaizdos nebijoti, nes būna taip pasiūlai, sako, oi, aš bijau jo. Jeigu žmogus praeis žingsniais tvarkingai, taisyklingai, čia yra taisyklės, kurios remiasi disciplina. Disciplina būtina, jūs žinot, kad tai yra labai svarbu, tai yra tas tiltas, kuris mane laiko. Čia ir dabar ir neleidžia sugrįžti į praeitį. Paprašyk pagalbos. Ačiū labai tau, Anželika. Ačiū tau, ačiū jums visiems. Ačiū visiems, kas atėjo.